Ar reikia akinių ar ne? O čia klausimas. Gal nereikia. Oho, kaip gerai laiko. Turbūt bus gerai. Įdomu, ar užteks tų dažų. Tiesos momentas. Taip turėtų būti. Kaip tik. Po to reikės, aišku, nuplauti. Išvalyti, atsinešti lovą, atsinešti daiktus į stelažą ir panašiai. Grįžtam prie darbų. Pirmas geras dalykas, tai Etram 9 parduotas. Tai vat, kam ten buvo kažkokios ašaros, iš tikro gavosi labai geras dylas ir prie to pačio prisišaukėm gerą orą. Tai šiandien darbuosimės prie konteinerio ir iš tikro prieš viską spaudžiam patinka, nes tai padės algoritmui, tai padės mum ir manau, kad gausis tikrai neblogas video, tai jeigu bent truputį patiks, tikrai nesunku paspausti patinka. Einam į vidų, žiūrim, kas mūsų laukia, pala, galim įeiti pro duris, tai kaip matot, konteineris atstumtas truputį į priekį ir galim labai patogiai įeiti į vidų. Bam! Iš tikro esu šituo modu labai patenkintas, tikrai nebūtų taip patogu, jeigu būtume dėję duris į esamos konteinerio duris, nes dabar atsitveriam boksą, turim savo tokį kampelį, dar ant viršaus įkalsiu apšvietimą, tai apsišviesim ir truputį kiemo, vienu žodžiu, viskas tikrai pasiteisino, o šiandien mūsų laukia dažymas. Jo, iš pradžių dažysim ir po to dėsim grindis. O iki dabar ką mes padarėm? Sutvarkėm negražius lenkimus, viskas pervyrinta, susidėjom pilnai visą ventiliaciją, čia apačioj, čia viršuj. Tada dar kas prieš mus buvo tvarkyta, vyrinta, dar lengvai pratepėm, kad būtų sandaru ir estetiška. Ir dabar tiesiog prieš dažymą dar lengvai viską, ne viską iš tikrųjų, tiesiog pradžioj čia kas dar aprūdijo, apsišveisim, nes visur kitka apšveista, tada išsivalom dulkes, nusiriebalinam ir bandom dažyti. Svai sako, pamiršau vieną dalyką, tai taip, pasidarėm ir tvirtinimus apšvietimui, tai ant lubų privirinti laikiklį, kad nereiktų gręžti kiaurai, čia irgi bus jungiklis, o viršui dar saugiklinė ir visa kita elektros instaliacija. Tai darbai juda. Tai aišku, toliau truputį dar nemalonaus darbo, viso pasiruošimo prieš dažymą. Tai matome čia, kadangi kol kas nėra durų, tai kur šveitėm vėl atsirado rūdžių. Tiesiog viską nušveisim, nuvalysim ir galėsim dažyti. Tai vat prašveisim čia ir tada kažkaip dar reikės visas dulkes išsivalyti. Tai prasišluosim ir po to turbūt bandysim pūst. Tai vat išsivalysim, prapūsim su oru, tada ką, nuriebalinsim sienas, lubas ir bandysim dažyti. Kol kas nedažysim šitos sienos, nes prie jos vyrinsis stelažas, bet iki to mes galim įsidažyti viršų, šitą šoną, apačioj prie grindų, susidėti grindis, nes stelažas jau remsis ant grindų ir tada eiti prie paskutinio etapo. Ir šiaip nesuprantu, ką Hebra čia sako. Norbė, tu pabaig bent vieną kažkokį projektą. Tai kad pabaigti tie projektai. Arba yra kažkokių projektų, kurie ongoing dar vis tęsiasi. Tai šiaip, jeigu turit kažkokių klausimų, užduokit po šiuo video. Jeigu tikrai bus gerų, pakankamai daug klausimų, padarysim Q&A video. Ir į viską pagaliau atsakysim. Gal turit kažkokių klausimų apie kontentą, apie tam tikrą automobilį, apie visus projektus ir taip toliau. Tai gerai, klauskit ir atsakysiu. Nepadarau šitų projektų. Jūs patys nieko nepadarot. Čia tie, kur nesusidūrė iš tikro, kad automobilį nepasidaro per savaitę, konteineris irgi nepasidaro per savaitę. Tiesiog viskas užtrunka ir kai rodom kiekvieną savaitę kažką, kartais reikia kažkokio lengvesnio kontento, kad ir pats žiūrovas galėtų tiesiog atsipūsti. Nereikia visko imti už rimtą. Gerai? Tai panašu, kad viską prasišveitėm, dabar lieka prasipūst ir tada galvot taktiką, kaip dažysim. Faktas, reikia pradžiai nudažyti lubas, bet prie to pačio turbūt reikės nudažyti ir vartus, nes vis tiek dažai ilgai džiūs, o vartus vis tiek po to norėsis uždaryti. Tai taktika maždaug tokia ir bus. Tiesiog pats maloniausias darbas. Kažkas matosi dar per kamerą. Šiaip vienas geras dalykas, kad tikrai gera diena. Viduj karšta, jau man atrodo, to reikės nusimest džempą. Bet vienas blogas dalykas, vis dėlto prisiminiau nepabaigtą projektą. Tai antras garažas. Taip, tikrai truputį užtrukau, bet dar prie jo grįšim. Viskas gerai.
Gerai, gal nebestovėk dulkės. Užteks. Ir pagaliau naujas etapas – dažymas. Žiūrim, ką čia turim. Atrodo šitie dažai. Nes išorė vis dėlto galvoju tamsiau dažyt. Hebra, aišku, sakė, kad tikrai kais konteineris, nu bet kaip nors. Stilius irgi svarbu. Lemba, kas čia dabar daros. Opa. Ui, gražu, gražu. Vidų kalsim šviesia pilka. Čia bent jau turėjo būti tokia spalva. Tai turbūt, kai išmaišysim, bus. Tikėkimės, kad tiesiog turėtume tokios šviesos, sienos nesugertų mūsų apšvietimo. Nu ir ką, rezultatas bus, tikiuosi, geras. Gal reikia geresnio įrankio iš tikrųjų. Persidarysim šitą. Padarysim greitą upgrade'ą mūsų maišyklį, nes dabar apie nieką. Tai vat užvyrinsim antgalį, bam, ir ojojoj, kaip gerai maišys. Ar reikia akinių ar ne? Čia klausimas. Gal nereikia. Oho, kaip gerai laiko. Ai, nu tai dažai bėga, matai. Nelabai ima. Gerai. Labai gerai. O gal ir ne. Išbėgo. Dažas. Minuso nepamirškim. Ne, čia trukdo. Labai gražiai. Visiškai nepataikiau. Nice. Nu, kaip nežiūrėdamas, sakyčiau, neblogai. Einam testuot. Vis dėlto neleidžiu savo naudoti tokio, reikia truputį apšveisti. Ui, kaip gerai. Žiūrėk, iškart spalvos atsiranda, kitas reikalas. Va, mūsų pulsas tikrai pasiteisino. Turbūt bus gerai, bandom tept, kur šitą padėti. Iš esmės galim dėti ir ant grindų, nes todėl dabar ir dažom, nes po to sudėsim kitas grindis. Baisiai atrodo. Gal reikės kažką patiesti. Ir šliukšt. Įdomu, ar užteks tų dažų. Žiūrėsime, kaip eina. O, pataikėm spalvą. Kokia ir prieš tai tvarkė kažkas. Nu va. Taip ir dažysim. Labai patogiai. Labai gerai, iš tikrųjų dengia gan lengvai, atrodo irgi gražiai. Tai manau, kad viskas pasiteisins. Oi, labai gerai, labai. Kai viską nudažysim, tikrai atrodys tvarkingai. Tik ko gal reiktų, tai kažkokio stalo. Kad nereiktų vaikščioti žemyn aukštyn. Šito ilgo neradau tiesiog dabar nupirkti, bet visai viskas patogiai vis tiek. Va, kalsim techniką ir eis kaip per sviestą. Va, gražiai, labai gražiai. Kol kas dažymo darbai yra baigti, tai kaip matot, temsta ir dar turėjom lietaus, bet iš esmės viskas gavosi pagal planą, tai galim užeiti į vidų. Tai nudažytos lubos, nudažyta šita siena, nudažyta galinė siena, praėjom apačią, praėjom viršų, tai iš esmės sekantis darbas grindys. Manau, dabar tiesiog duosim viskam išdžiūt ir tada galėsim pratęsti darbus ryt. Jau matau, prilipo musė. Ai.
Laukščia. O, nuskrido. Gerai. Tai šiaip, jo, rezultatas geras, viskas gražu. Vis tiek ta mūsų čia. Skris iš čia. Bliamas sugadins visą šedevrą. Tai jo, viskas gavosi gražiai, niekur dažai nenubėgo, viskas tolygiai gražiai, tai iš esmės užskaityta. Aišku, tai reikės viską pasitikrinti dienos šviesoj. Tai manau, kad kol kas baigta. Tai turime sekančią dieną, tuoj padarysim inspekciją, kaip čia mums pasisekė darbai vakar, bet dabar truputį sugrįšim prie temos apie Ameriką ir pirkimo automobilio iš ten. Tai jeigu matėt pirmą seriją apie konteinerį, bandėm pirkti tokį A9, nes planas pasileisti kitam sezonui į driftą, į treniruotės, drift taksi pravežimam ir taip toliau. Tai vis dėlto nemeluosiu, pats kebulistas atkalbėjo statyti ant automobilio ir dabar turime kitą variantą. Tai lygiai toks pat E9 335i ir iš esmės nėra kažkokio labai didelio smūgio. Matome, kad tiesiog išpjautas galinis sparnas. Tai kažkas turbūt buvo aplankstyta ten, nes matome palūžęs ir ratas, truputį galbūt gavęs automobilis ir įsilenksti, bet iš esmės nieko labai baisaus. Ir tuo pačiu tikrai didelis pliusas, nes matau ant skydelio tik 80 000 mylių ridą. Tai ką aš darau, imu VIN kodą ir jį vedu į carvertical.lt bei bandau sužinoti tikrąją automobilio istoriją. Tai pirmas dalykas, noriu įsitikinti, ar rida tikra ir tikiuosi nerasiu dar kažkokių stikmenų. Tai vat jeigu ir patys kažką perkat, jau žinot, ką reikia daryti, vedat VIN kodą į carvertical.lt, taip pat nepamirštat nuolaidos kodo NORBE, nes su juo gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai ką, imam ir tikrinam. Tai turime ataskaitą, kaip matau, su rida viskas turėtų būti gerai ir faktas, žala yra užfiksuota. Taip pat matome, kad yra visos nuotraukos iš aukciono, tai vat, jau kažkas pirkdamas po to sutvarkyti automobilį matytų, koks jis kažkada buvo, visas sudaužytas, vidus išrinktas, bet kaip sakau, man šitas smūgis nėra baisus, visai tinkamas automobilis driftui, nes iš esmės tą galinį sparną vis tiek reiktų išpjauti ir dėti kažkokį body kitą. Ir einam dabar prie aktualiausios informacijos, ką aš noriu sužinoti, tai rida. Ir matome, kad paskutinis fiksavimas 2023 metais turime 131 000 kilometrų. Tai iš tikrųjų labai nedidelė rida tokiam automobiliui. Ir tų fiksavimų buvo labai daug. Tai pirmas fiksavimas 2011 metais 38 000 km, tada turime fiksavimą 13 metais 60 000 km, tada 2 fiksavimai 14, 2 fiksavimai 15, 2 fiksavimai 17 metais ir netgi 3 fiksavimai 18 metais. Tai tikrai daug informacijos, tada taip pat seka rida ir 19 metais, 20, tada šioks toks tarpas ir paskutinis fiksavimas, kaip ir minėjau, 23 metais 131 000. Tai iš esmės rida yra tikra, kas yra smagu, nes variklis turėtų būti gyvas. Daugiau matome, yra užfiksuota ta pati žala, kuri ir dabar yra matoma. Ir kadangi jau sekiau šį automobilį seniau, tai vienas aukcionas buvo prieš tai greičiausiai tas 23 metų antras fiksavimas yra irgi to pačio įvykio, bet taip pat matome, kad 2022 metais 11 mėnesį turime dar vieną žalos įrašą. Tai iš viso 3 įrašai, nors jų data yra labai panaši, nors ne, ką aš šneku. Iš tikrųjų, tas pirmas įrašas 22.11 ir 23.1 yra, sakykime, galbūt tas pats, bet dabar čia kitas fiksavimas jau po 9 mėnesių. Tai galimai automobilis buvo daužtas 2 kart. Tai vat kažkur dar galima būtų ieškoti defektų, gaila, kad automobilio negalim apžiūrėti gyvai, nes vat patys pamatę tokią informaciją, jau važiuojat į vietą ir žinot, ką žiūrėti, arba iš vis pamatę kažkokią labai neigiamą informaciją, net to automobilio nebeperkat. Tai vat esminis dalykas yra tiesiog pasitikrinti, apsidrausti, taip pat hebra nepamirškit ir sutaupyti, pasinaudokit nuolaidos kodu NORBE, taip gausite 20% nuolaidą savo ataskaitai. Ir tikiuosi nenusipirksit katės maiše. Na, o aš kol kas mąstau optimistiškai, reikės bandyti statyti. Sveiki, darbų inspekcija. Ojojoj, ką jūs čia pridarėt? Ne, iš tikrųjų viskas normaliai, bet dabar jau matau, kad vis dėlto reikės antro sluoksnio, bet irgi iš esmės viskas gerai, nes ar taip dažysis šita siena, kai viskas susivyrins, tai kažkur kažkas pasiteps, kažkur bus kažkokių dulkių, tai tiesiog viską pasibaigus su vyrinimu, dar kartą prasivalom, tada nusidažom šitą sieną ir praeinam viską, kas krenta į akis. Tai vat yra tokių vietų, kad kažkur prasišviečia, kažkur šviesiau, tamsiau, tai antras sluoksnis išlygins ir bus ledas.
O šiandien ką, negaištam laiko ir dedam grindis. Tai pradėsim nuo galo. Šiaip plokštės išsipjovęs ant staklių, tikiuosi, kad viską apskaičiavau gerai ir kažko nepraleidau. Tai ką, kimbam į darbus. Va čia kaip pavyzdys jau turbūt vakar vėlai dažėm, nelabai matęs, bet iš esmės pratepi vieną sluoksnį, viskas gražu, po to dažai pradžiūna ir vat, išlinda kažkokie defektai. Tai iš esmės tas antras sluoksnis tikrai padės. Va čia matom, prieš tai buvo kažkas nudažyta ar užrašyta mėlyna spalva, tai irgi tie dažai lenda lauk. Tai kaip sakau, nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Jo, kažkas tokio, tik sugaišim dar truputį laiko, bet iš esmės svarbiausia rezultatas. Taip pat ryt jau reiktų įsidėti ir duris, nes sudėjus naujas grindis nesinorėtų, kad tiesiog lytų ant jų ir sugadintų mūsų fanierą. O dabar orai tokie, kad vieną dieną dar kažkiek šilta, kitą šalta ir lietus. Tiesos momentas, ar tiks šito plokštė? Taip turėtų būti. Kaip tik. Naujų sienų tik nereiktų daužyti. Pala, aš galvoju, kurią pusę dėti. Va taip geriau. Kad tiesus nupjautas galas būtų į ten. Lengviau susijungs. Opa, gražu. Visiškai lygiai, idealiai. O, dabar prisuksim. Nu ir varysim. Toliau. Čia tik vienas įdomumas, kad šitoj vietoj turim medį po apačią, o va čia turim metalą. Reikės galbūt prasigręžti kažkur su medžio grąžteliu ir tada jau savisrigi metalui sukt, o visur kitur tiesiog tiesiai su medvarščiais ir viskas. Taip atrodo vadinasi. Nes su medžiu mes nelabai dirbom, bet nu ką, nuo kažko reikia pradėti. Bandom prisukt. Oi, kaip smagiai eina. Gražiai, labai gražiai. Pirmas yra. Dar liko labai daug. Vieną per vidurį iš akies. Bus gerai. Ledas. Visiškai. Dabar svarbiausia iš tikro, kad visos tos plokštės susidėtų gana gražiai viena su kita, nes iš tikro reiktų nusipjauti vos ne visas kraštinės, kad jos būtų idealiai tiesios, nes tiesiog iš gamyklos, būna truputį kreivumo, bet, tikėkime, kad viskas sueis. Plius minus gerai, čia vis tiek negyvensiu, tikiuosi, tai turėtų būti gerai. Galvoju dabar, ar sukti iki galo, ar dar atsinešti vieną patestavimą. Gal reikia atsinešti, nes prisukti spėsim, tai bent jau vieną pridėti ir pažiūrėsim, kaip einasi toliau. Bandom primatuoti, svarbu dar sutilpti kažkaip. Nu jo, čia padažyti reikės vis tiek. Opa. Nu, blemba, viskas sueis. Viskas normaliai. Jo, viskas bus gerai, viskas čia tinka. O, ir truputį pacentruosiu. Opa. Kažkas tokio. Prisisuks, bus gerai. Po to reikės, aišku, nuplauti. Išvalyti, atsinešti lovą, atsinešti daiktus į stelažą ir panašiai. Nu ką, dirbam toliau. Tai šitą patraukiam, prisisukam maną iki galo. Aišku, turbūt blogai sukau, nes dabar gaunas pakilęs vidus. Tai iš esmės reiktų sukti nuo vieno kampo ir eiti kitą pusę. Kad viską ištiesim, pritraut gražiai. Bet čia gal su tokiu mažu lapu bus gerai. Manau, kad Vaidotas suktų taip, kaip aš prisukau, tai viskas bus. O, plačiai galvos, kad užstūmiau. Ne. Tarsi, kad laikys. Tikrai pasakytų, kad bus gerai. Tai į metalą turbūt, kad pragręžiu medieną ir tada suksim jau savisrigi skirtą metalų. Surizikuojam. Kažkur čia. Kažkur per vidurį. Opa. Net nepasijuto. Po to reikės iš tikrųjų pasimatuoti, kad nepataikyt jau į esamus varžtus, kuriais prisuktos senos grindys, nes, nesinorėtų palikti po to skylės, kur negali įsukti. Tai plius minus atsižymėti kažkaip linijas, kurie yra ir ten bandyti nesukti. Oho, kaip gerai ima. Kas čia per metalas? Visiškai nesuka. Ai, biški prisuko. O, gerai. Bus ką veikti, bet gerai, kad čia to metalo
nėra daug, tai šita plokštė ir dar 2 didelės. Arba reikia prasigręžti ir metalę skylę. Gal reiktų taip ir daryti, nes čia piliam užsižaisim. Nesąmonė. Eiktų savo. Visiškai neįma. Gręžiam skylę, nėra ką žaistis. Žiūrim, kam paruošęs burner. Įmam 3, turėtų būti gerai. Sužinosim. Įtraukia pirštinę. Ui. Gerai, čia lengvai. Čia. Tuoj. Kas čia per metalas? O. Nu, geriau. Bet ką veikti vis tiek bus. Gal reikės net didesnį skylę daryti. Eiktų so. Išdraskysiu. Ar pritraukia? Nu ne, norėtųsi labiau. Nu, gal ir pritraukia. Statybos. Tai ką, susigręžiam, sukam ir dedam grindis toliau. Bliam, čia reikia daugiau suktukų iš tikro, nes dabar užsidėjau metalo grąžtą, o reikia iš pradžių gal medį pravaryti. Nors tas metalui pravarys ir medį. Va. Ui. Update'as toks, kad vis dėlto išsukau lauk tos savisregius metalui, pragrėžiau dar su kitokiu grąžteliu, truputį storesniu ir susukau medvaržčius. Tai kol kas viskas laiko labai gerai. Viena skylė yra sugadinta, tai reikės nupirkti storesnį medvaržtį. Ir tiesiog dabar judam su sekančia plokšte. Viskas normaliai, viskas pagal planą. Op, kažkas tokio. Pradėsim nuo vieno galo, nes šita matos gana išlenkta. Kažkaip pritrauksim. Svarbu kampą susivesti. Plius minus taip. Nu jo, vieną pusę įsuksim. Ir tada viską taip eit. Kažkas tokio. Daugiausia žaidimą aišku su metalu, bet iš esmės liko 2 plokštės ir po to bus easy. Ir sukam medžiui skirtą samarėzą. Opa. Labai gerai. Nu va, pritraukė, aišku. Ne visur, bet manau, kad esmė čia vis tiek. Plius minus, kad būtų lygų. Kaip ir čia matom, vienur aukščiau, vienur žemiau, bet iš esmės, jeigu mes norėtume viską išlyginti idealiai, turbūt visų pirma naudotume kitokią fanierą, iš vis kažkokią medieną kokybišką. Tai sandėliui aš sakyčiau, kad čia bus buvo. Ir šiaip su laiku, pritrauksim, ištiesinsim viską, manau, kad išsilygins. Aš taip įsivaizduoju. Arba gaus drėgmės ir viskas va taip pasidarys. Gręžiam toliau. Ne čia. Kažkur va čia. Ui, gerai, kad nelūžo. Viskas kontroliuojama. Tai turbūt sunkioji dalis kaip ir baigta, nes daugiau nebebus metalo, tai tiesiog tiesiai suksim į medį ir viskas judės sparčiai. Tai kol kas vaizdas tikrai geras, susidėjo gana tiesiai, lygiai. Tai ką, judam toliau ir manau pamatysit jau užbaigtą darbą su grindim. Grindys sudėtos, oras toks nelabai koks, bet tęsiam darbus ir pradedam vyrinti stelažą. Grįžtam su update'u, iš tikrųjų nemeluosiu, kad nuo video pradžios, kai pradėjom filmuoti, iki dabar turbūt praėjo savaitę arba netgi dar daugiau, bet svarbiausia, kad stelažas jau stovi, tai šiaip buvo ką paveikti, tai čia ačiū Tautvydui, nes užsiėmė vyrinimu ir mačiau tiesiog, kad jeigu būčiau dirbęs vienas, tai greičiausiai šitam konteinerį ir būčiau užbaigęs savo kančias. Bet kaip matot, viskas padaryta,
stelažas tiesus, gražus, tai va daugiausia darbo ir buvo išsilyginti sieną, nes tiesiog norisi, kad plokštas ir viskas dėtųsi tiesiai, o konteinerio siena yra visa banguota. Tai va teko vienur daugiau atitraukti, vienur mažiau ir tiesiog, kad ta vidinė kraštinė būtų lygi. Kaip aš prieš tai galvojau, kad tiesiog kažkur vyrinsis prie konteinerio, kažkur bus tarpas, tai vis dėlto taip paprastai viskas nesigavo. Tada toliau, kaip ir matėt pradžioje, grindys sudėtos pilnai iki galo ir turime dar vieną naujieną. Sudėtos ir durys. Tai dėja iš čia aš dabar jų negaliu atidaryti. Einam į lauką. Nemažai teko padirbėti, kol išsilyginom iš esmės kraštą, prie ko suksim duris. Bet viskas dabar atsistojo į savo vietą, padarėm ir stogelį, čia minimaliai padažiau, kad po to nereiktų dažyti ant pačių jų durų. Nu ir ką, rezultatas, va, duris veikia, užsidaro, atsidaro, viskas labai gerai, į vidų pagaliau nebebėgs vanduo, o toliau darbai, nu ką, reikia užsibaigti tai, ką pradėjom. Tai čia lieka pasibaigti dažymo darbus, tai kaip ir minėjau, turbūt kažkurio momentu, kad dažysis viskas antrą kartą ir tada, aišku, reikia nudažyti šitą sieną ir stelažą, tada sudėsim plokštas į lentynas, pakabinsim apšvietimą, tai dar prieš visą tą reikia prasivedžioti ir laidus, dar atsivesti iš vis elektrą iš pastato iki konteinerio. Tai vat planas buvo iš esmės vos ne viską užbaigti per šį epizodą, bet panašu, kad reikės tęsti darbus kitame video. Tai jeigu norite pamatyti tolimesnį progresą, būtinai parašykit, būtinai paspauskit patinka. Šiaip prasidėjo intensyvūs darbai ir su antru garažu. Tai, nu jo, tiesiog darbas. Tai tikiuosi, kad šis epizodas patiko. Kimbam į darbus toliau ir susimatom sekantį kartą.